Liepos 21 dieną vyriausybė priėmė sprendimą statyti suskystintų dujų terminalą Klaipėdoje. Numatoma, kad terminalo pajėgumas bus iki 3 milijardų kubinių metrų dujų per metus. Be šio projekto taip pat planuojama dujų biržos sukūrimas ir dujotiekio Klaipėda-Jurbarkas statyba. Vilniaus miesto savivaldybė priėmė sprendimą, kuriuo keičiama automobilių eismo tvarka Gedimino prospekte. Nuo Žvėryno tilto iki Jogailos gatvės automobiliu bus galima važiuoti kasdien, išskyrus sekmadienį nuo 6 val. Ryto iki 24 val. Iki šiol darbo dienomis buvo leidžiama važiuoti nuo 4 ryto iki 19 val. Šiemet pirmakursiams bus skiriama mažiau valstybės finansuojamų vietų nei pernai. Sunkmečio pakoreguotas biudžetas privertė nurėžti daugiau nei 2000 studentų krepšelių. Pernai nemokamai universitetuose ir kolegijose galėjo studijuoti per 21 000 studentų, šiemet 19 000. Lietuvai parduodamos dujotekanos dujos šį mėnesį atpigo 3,7%. Ekspertų teigimu dujos esą pinga dėl pasaulio valiutų rinkoje silpstančio euro kurso JAV dolerio atžvilgiu. Pasak dujotekanos atstovo, jeigu Europos valiuta ir toliau pigs, gamtinių dujų kainos taip pat turėtų mažėti. Pritarta siūlymai popierinius juridinio asmens pažymėjimus pakeisti elektroniniais bei supaprastinti juridinių asmenų registravimo ir jų duomenų keitimo procedūras. Visa informacija bus kaupiama ir saugojama registrų centro informacinėje sistemoje. Šie duomenys bus prieinami kiekvienam.